Come back. Pradedam kurti filmukus toliau. Lengvai atsinaujinę, bet ne tame esmė. Esmė tame, kad šiandien darom filmuką apie beta blokatorius. Esu paruošęs dar filmuką apie diuretikus, bet tai bus kitame. Tai va, grįžtam prie title. Title yra beta blokatoriai. Tai pradėsim apie kelis esminius dalykus. Tada apie konkrečiai nebivalau, tokį kaip yra populiariausias sportininkams beta blokatorių. Ir apie šalutinius efektus, apie nebivalau panaudojimo faktas, kaip išvengti galbūt šalutinių efektų ir tokie esminiai dalykai naudojami sportininkams. Faktas, jiems čia yra aktualiausia. Tai va, pirmoji vietoje beje, jeigu čia matysit kažkur netyčia išlendančius popierius, tai nekreipkite dėmesio. Beje, kodėl? Todėl, nes šitą info surinkau, yra esminių tokių dalykų, galbūt kur nėra aktualu žinot atmintinai, bet gali būti tokių tam tikrų situacijų, kur reiktų, ta prasme, panaudoti. Tai vėlgi nauja gan info, tai žodžiu, nekreipkite dėmesio, jeigu čia kokį popierių pamatysit. Apie centrinę nervų sistemą, arba apie nervų sistemą in general, tai pabandysiu čia kur nors įmes kokį paveiksliuką suradęs, kad jums būtų aiškiau, bet iš esmės tai yra nervų sistema, skirstoma į centrinę nervų sistemą ir periferinę. Tai centriniai faktas yra smegenys, yra smegenų kamienas ir spinal cord. Mums aktualiausias tai yra periferinė, automatinė sistema ir somatinė. Tai automatinė sistema tai būtent autonominė, tiksliau sistema, tai būtent taip kaip ir skamba, nuo žodžio automatinė, tai kuri juda arba veikia automatiškai. Tai, pavyzdžiui, kvėpavimas, širdies ritmas, virškinimas, tokie esminiai dalykai. Ir somatinė sistema, tai grinai centrinė nervų sistema judinti raumenim. Ar ne? Mes patys savo norą, savo valia galim judinti raumenis. Tai va čia yra somatinė sistema, kur pats gali valdyti. Tai va, šiandien mums aktuali yra autonominė nervų sistema, nes būtent apie tai ir yra beta blokatoriai. Beta blokatoriai arba beta receptoriai, apie kuriuos mes šiandien ir kalbėsim. Tai kaip visą tai maždaug veikia? Tai vėlgi grįžtant gal dar sekundėlį prie tos autonominės nervų sistemos, tai yra maždaug simpatetinė nervų sistema, vėlgi ta kita toliau šaka, ne, ir parasimpatetinė. Tai skirtumai tarp jų yra tik tiek, kad viena tave aktyvuoja į tokį kaip ir flight or flight režimą, jeigu jau ten exaggeratintum iki max tipo, koks jos principas. Ir kita lygiai atvirkščiai, tai tave ramina, calm down, toks poilsis ir panašiai, ar ne? Tai šiandien mes kalbam apie simpatetinę nervų sistemą, būtent ta, kuri aktyvuoja tave ir kuri mažina, ar ne? Tai tiesiog sumoj paprastai tai būtų taip. Viskas, kas susiję, tai susiję paprastai galime vadinti su adrenalinu. Tai įsiskiria didesnis kiekis adrenalino, jungiasi su beta receptoriais ir tave arba aktyvuoja, ir jeigu mažesnis kiekis, faktas tu leidėsi žemyn į tokį ramybę arba poilsį. Ok, dabar apie beta receptorius, kur jie randami ir kokio tipo. Tai yra A, tai yra alfa, tada yra beta, ir šiandien mes koncentruojamės į beta receptorius. Kokiuose organuose jie randami ir kokio tipo, ar ne? Tai kalbam apie beta 1 receptorius ir beta 2 receptorius. Tai kodėl tai yra super aktualu iš esmės, nes aktyviausiai jungiasi beta 1 receptoriai tai širdyje ir inkstuose. Tas tokį turi, kaip ir sakyčiau, didžiausią šalutinį efektą. Galbūt, kai tu naudoji, tarkim, didesnį kiekį, sakyčiau, tokių kaip arba mažai selektyvių, arba tiksliau, kurie selektyvi. Tarkim, yra vaistas, kuris jungiasi su beta 1 receptoriais ir beta 2. Ir yra tada selektyvus, kurie kiek įmanoma daugiau jungiasi su, kelios grupės, ar ne? Ir tie aktyviausi, selektyviausi, apie kurį mes šiandien ir labiausiai ir kalbėsim, tai jis daugiausiai jungiasi su beta 1 receptoriais ir aktualiausias būtų, bet vėlgi didesnėje dozėje jisai pereina ir jungiasi daugiau, ta prasme, kažkiek pradeda jungtis su beta 2 receptoriais. Bet kuriuo atveju grįžtant, kur jungiasi beta receptoriai. Tai kaip ir sakiau, širdie, tada inkstuose, tada blood vessels, tai yra arterijos ar ne, venos, papil, tai yra tavo akis, pats vyzdys ir pati akis. Tai irgi įdomus yra faktas turbūt gauni adrenalino, pastebėjai, turbūt ar ne, yra toks
tarkim, netgi paprasta situacija išsigasti ir tau net akis atrodo įsiplečia, o kodėl? Tai įsiplečia netgi beje pats vyzdys, kad surinktų daugiau šviesos ir patys raumenys irgi turi tuos pačius receptorius, kad vien tik gavę didesnį kiekį adrenalino, tu iškart atsimerki daugiau, kad pamatytum daugiau vaizdo, kad surinktum daugiau šviesos ir surinktum greičiau informaciją. Įdomus toks faktas, ar ne? Tada plaučiuose ir tavo G-trakte arba virškinimo sistemoje. Tai vat tokie įdomus, ir beje dar kepenyse, tas pats irgi. Tai kuom jie skiriasi vat, ir kur turi daugiau B1 arba beta-1 receptorių arba beta-2, ne? Tai širdyje ir inkstuose turi didžiausią jungimąsi su beta-1 receptoriais ir tada visi kiti daugiausia su beta-2, tai pavyzdžiui blood vessels, kaip ir sakiau, akyje, plaučiuose ir kepenyse. Ir G-traktas tavo virškinimas faktas. Tai ten yra daugiausia beta-2 receptorių, kas logiškai skamba naudojant, tarkim, nebivolol, nes nebivolol jungiasi daugiausia su beta-1 receptoriais, būtent to, ko mes ir norim, ar ne, tarkim, reguliuoti širdies ritmą ir spaudimą. Tai va, dabar važiuojant prie galbūt beta blokatorių pasirinkimų. Tai kaip ir sakiau, minėjau, ar ne, yra selektyvūs, tokias kaip buvo pirmos kategorijos, tada antra kategorija arba jungiasi ir ten, jie turi tam tikrus reitingus tie vaistai, ar ne, ir trečia kvalifikacija netgi turi dar įvairesnę, tai tarkim gali jungti su alfa-1 receptoriais. Tai mums aktualiausia yra maksimaliai selektyvūs su beta-1 receptoriu, nes mums kaip sportininkams tikslas yra sumažinti širdies ritmą. Kodėl kyla širdies ritmas, naudojant kažkokią tais farmakologiją ar ne, kažkokias tais performance enhancinimo chemikalus. Širdis yra toksai pat raumuo kaip ir visi mūsų kūno raumenys, ar ne. Taip pat turi androgenus, kurie faktas veikia tiesiogiai auginant raumenis, ar ne, tai susijungia androgenas su androgenų receptoriais ir jungia visus kitus mechanizmus, kad augintų skatintų raumens proteino sintezę ir kitus faktorius, ar ne? Tiesiog, kad augtų raumuo, ar ne, paprastai. Tas pats yra naudojant chemikalus, faktas, tie patys androgenai, pavyzdžiui, tas pats kaip DHT jungiasi su kaulų čiulpais, kuris priverčia gaminti daugiau red blood cells, tai reiškia, kraujas bus tirštesnis, taip pat gali įtakoti hematokritą, kas reiškia, vanduo gali būti mažesnis kiekis vandens kraujyje ir tai reiškia veda prie kraujo tirštumo ir sumoj, ką tai mums sako? Sumoj tai mums sako, kad kraujas tampa tirštesnis, širdis tampa didesnė, masyvesnė ir jinai pradeda keistis savybės. Kas būna, kai širdis tampa masyvesnė? Įsivaizduok, yra tavo širdis, jinai visada pumpuoja kraują, ar ne? Tai žinant tai, kad, tarkim, jinai pradeda iš esmės nuo androgenų daugiau augti, tai tas raumuo, tarkim, yra siena raumens iš abiejų pusių, ar ne? Ir kuo tas raumuo pradeda vis tapti didesnis, viduj ertmės, kuri išpūstų tą kraują ir išstumtų, tampa vis mažesnis ir kuo ta širdis auga, tuo ta ertmė, kurioje galėtų išstumti kraują, tampa vis mažesnė. Ką tai mums sako? Tai reiškia, kad išstums mažiau kraujo, kad susilygintų ir išstumtų to kraujo tiek, kiek organizmui reikia. Širdis pradeda dirbti greičiau, kad tik išneštų tiek kraujo, kiek mūsų organizmas reikalauja. Kas vyksta, kai raumuo dirba vis greičiau? Hipertrofija. Faktas, raumuo pradeda augti. Ir didelis kiekis androgenų su dar padidinta hipertrofija, tai užburtas ratas, tiesiog širdis pradeda augti greičiau ir jinai pradeda dirbti neefektyviai. Nors atrodo auga širdis, jinai galbūt neš daugiau kraujo, bet iš tikrųjų jinai viskas, ką jinai daro, augdama, tai tampa neefektyvi ir priveda prie širdies nepakankamumų. Tiesiog jinai nesugeba nešti tiek kraujo, kiek organizmui reikia. Tai va, kodėl svarbu naudoti beta blokatorius apsaugot širdį? Būtent dėl ko aš dabar išvardinau, kad širdis neaugtų, kad širdis pumpuotų mažiau, kad širdis tiksliau dirbtų lėčiau, nes jungiasi su beta-1 receptoriai, kurie mažina širdies ritmą tiesiogiai. Tiesiogiai, kad jinai taptų, tiksliau, kad jinai pradėtų plakti lėčiau. Bet lėčiau, tai reiškia, kad organizmas gaus mažiau kraujo, ką jinai darys, jinai pradės dirbti stipriau. Tai vietoj to, kad jinai dirbtų daug, tokiais, sakykime, silpnais, tai jinai pradės dirbti stipriai, staigų padaryti. Tai kuo tas staigesnis, tuo išneš daugiau. Tai jinai tiesiog taps stipresnė.
Tai vat, pavyzdžiui, pas bėgikus irgi tas tampa širdies ritmas, tampa jis visada mažesnis, bet širdis tiesiog sugeba, jinai tampa pati iš esmės stipresnė. Tai vat to mes ir siekiam naudodami kažkokią tais performansus ir stengdamės į save kažkiek apsaugoti su beta blokatoriais. Tai tikslas yra sumažinti širdies ritmą ir kadangi taipogi jungiasi su beta 2 receptoriais, kurie praplečia lengvai arterijas, tai kuo arterija tampa platesnė, tuo kraujo pratekamumas yra geresnis. Tai beta receptoriai adrenalinas, tarkim, susijungia ir praplečia tavo arterijas, kad pratekėtų daugiau kraujo, nes faktas toks adrenalino tikslas, kad pratekėtų daugiau kraujo, suneštų daugiau medžiagų į visus organus ir tu taptum tiesiog efektyvesnis, greitesnis, stipresnis ir taip toliau. Bet beta blokatoriai ką daro? Jie blokuoja receptorių. Tai tarkim, daug čia yra, tarkim, receptorius, čia yra adrenalinas, susijungia, perduoda informaciją, kad susijungia ir tada toliau eina visi kiti mechanizmai taip, lyg čia yra adrenalinas. Tai, nes čia yra adrenalinas, perduoda informaciją, kad susijungia ir viskas, pradeda toliau visi kiti mechanizmai vykti, ar ne? Kas vyksta, kai siunčiam kraują, tiesiog naudojam beta blokatorius, kas vyksta tada? Čia yra beta receptorius, beta, tarkim, 1, beta 2 receptorius ir ateina beta blokatorius, jisai irgi susijungia, bet jisai užblokuodamas susijungia, ne taip susijungia, bet užblokuoja. Tai užblokuoja taip, kad tada adrenalinas atėjęs nesusijungtų ir viskas. Tas receptorius stovi toksai susijungęs taip, bet perduoda informaciją tokią, kad visiškai nieko nėra. Tai perduoda informaciją tokią, kad nėra adrenalino. Kai nėra adrenalino, viskas lėtėja, ramėja, tu tada eini į poilsio režimą, ar ne? Tai va, beta blokatorių tikslas yra užblokuoti receptorių taip, kad visus tuos mechanizmus tu stabdytų. Tai va, tave tiesiog į tokią ramybės būseną. Tai va dabar pasirinkimas, ar ne, kaip ir minėjau, yra beta 1 ir beta 2. Kai pradeda vaistas jungtis daugiau su beta 2 receptoriais, tai ką tai mums duoda? Tarkim, blood vessels, kaip ir jau minėjau, ar ne, tipo yra arterija ir jinai iš esmės norėtų prasiplėsti, užblokuoja beta 2 receptorių su beta blokatoriais ir ta arterija iš esmės sugrįžta į savo pradinę tokią kaip ir normą, bet kuri buvo biškiai mažesnė negu, tarkim, turėdamas tam tikrą kiekį adrenalinų kraujyje, ar ne? Jinai, kitaip sakant, naudojant beta 2 blokatorius, tavo arterija susitraukia. Siauresnės arterijos lygų mažiau gauna audiniai, organai mažiau gauna kraujo. To pasekoja vėl toks užburtas ratas, nes norės kažkokiu būdu pakelti. Tai čia kaip ir šalutinis efektas. Faktas tas pats galėtų būti su plaučiais. Pavyzdžiui, naudojant didesnį kiekį beta blokatorių arba tokių blokatorių, kurie jungiasi daugiau su beta 2 receptoriais, tai tau prives prie to, kad tavo bronchai, kurie turi beta 2 receptorių, jie iš esmės gavę adrenalino prasiplečia. Pastebėjai turbūt filmuose arba kažkur, arba šiaip esi girdėjęs, kai, tarkim, yra astmos priepuolis, kas būna, kai astmos priepuolis susitraukia bronchai ir tada sunku kvėpuoti, negali kvėpuoti, nes bronchai susiaurėja ir neprateka oras, ar ne? Tai šauna adrenalino tiesiai kažkur tais į kraują, ar ne? Į raumenį suleidžia arba į veną suleidžia, netgi ekstremaliais atvejais leidžia tiesiai į širdį, kad maksimaliai greitai išsivaikščiotų, ar ne? Ir kas nuo adrenalino vyksta? Taip, kaip ir turi vykti. Viskas prasiplečia, kad maksimaliai gautum daug deguonies, kad tas deguonis būtų išnešiotas greitai, pausas arterijas, faktas susijungia ir venos arterijose, kurios irgi prasiplečia, kad tik kuo greičiau viskas išeitų, išsivaikščiotų ir kuo greičiau organai gautų didelį kiekį adrenalino, ar ne? Medžiagų ir taip toliau. Tai tas pats bus ir su plaučiais. Iššauna didelį kiekį adrenalino ir prasiplečia bronchai. Tai va, toliau grįžtant prie beta blokatorių, net kas bus tada, kada tu juos užblokuosi. Bronchai pradės siaurėti. Tai va, šaltinis efektas, jeigu tu, tarkim, turi astmą, sergi astmą ir naudoji beta blokatorius, didesniem dozėm galbūt, arba tokius labiau mažiau selektyvius, antros kategorijos, kurie gali jungtis ir su beta 1 ir su beta 2. Tai ką tai sako? Tai sako tai, kad tavo tikimybė bronchams susiaurėti yra tokia, sakykime, jau biški didesnė, ar ne? Todėl, tarkim, jeigu tu sergi astmą, turi tokių galbūt alergijų, kurios veda prie bronchų susiaurėjimo, tai naudoti beta blokatorius, sakyčiau, yra ganėtinai pavojinga. Toliau yra kepenyse. Kepenyse įsiskiria gliukagonas. Tai tas gliukagonas
tarkim, kas vyksta, kai įsiskiria adrenalino ir kai reikia to būti aktyviam. Jungiasi su beta 2 receptoriais adrenalinas, įskiria gliukagoną, tai yra hormonas, kuris kepenyse privers gamintis, išskirti daugiau gliukozės. Gliukozė tai toks greitas kuras, kuris iškart duos energijos. Tai bet kuriuo mechanizmu, ar tai gamindamas ją skaldydamas fetą, gamindamas energiją, ar skaldydamas, ar tiesiog iš atsargų įskirdamas iš gliukogeno, išskirdamas vėl į kraują gliukozę, nesvarbu, kuriuo mechanizmu tai darys, bet krauja padidės kiekis gliukozės, kas ves prie didesnio kiekio energijos, nes faktas gliukozė greitas kuras. Tai va, tokie didžiausi šalutiniai efektai, kuriuos galim patirti realiai naudojant beta blokatorius. Ok, dabar apie kvalifikaciją beta blokatorių, tai irgi yra neselektyvus, selektyvus ir tokie trečios kartos mišrūs, sakyčiau, jungiasi ne tik su beta receptoriais, bet ir, pavyzdžiui, ir alfa dar. Tai, sakykime, mums, kaip sportininkams, yra aktualiausia sumažinti širdies ritmą maksimaliai. Ir ne, kad, tarkim, kad jungtųsi maksimaliai su beta 1 receptoriais ir širdies ritmas maksimaliai sumažėtų. Tada yra aktualu, kad ir spaudimas sumažėtų, nes vėlgi spaudimas mažėja, kai jungiasi su inkstais. Kai susijungia adrenalinas su beta receptoriu inkstuose, tai kūnas pradeda kaupti daugiau vandens, įskirdamas reninį hormoną ir visi kiti mechanizmai. Tai pradeda kaupti daugiau vandens. Kas vyksta blokuojant, tai faktas visiškai atvirkščiai, pradeda kūnas tapti sausesnis. Tai irgi vienas iš mechanizmų, pavyzdžiui, kai yra širdies nepakankamumas, širdis nesugeba nešti pakankamai kraujo, ką daro? Leidžia diuretikus, kurie išvaro iš organizmo vandenį tam tikrą kiekį ir kraujas tampa, sakykime, toks tirštesnis, bet sumoji tirštesnis kraujas lygų perneša daugiau medžiagų ir širdis sugeba pernešti tą patį kiekį. Tiesiog reikia pumpuoti tiek pat kraujo, bet kraujas yra toks našesnis, tirštesnis ir jisai perneša tą kiekį lengviau. Vietoj to, kad būtų jisai toks skystas, daug kraujo reikia nešiot ir nesugeba išnešiot pakankamai, tai širdies nepakankamumas, ar ne? Tai beta 1 receptoriai inkstuose daugiausiai susijungia, daugiausiai randami, ar ne, ir širdyje. Tai tas mums kaip ir aktualu, nes faktas norisi sumažinti spaudimą ir norisi sumažinti širdies ritmą naudojant beta blokatorius ir faktas jie naudoja kažkokią farmakologiją, kuri kelia tą širdies ritmą ir spaudimą. Bet grįžtant prie kvalifikacijos beta blokatorių, tai kaip ir sakiau, yra selektyvus, neselektyvus ir toks kaip ir miksas, ar ne? Tai mums aktualiausiai yra selektyvus. Kodėl? Nes jie jungiasi daugiausia su beta 1 receptoriais ir faktas, tie visi vaistai yra maksimaliai kvalifikuojami naudot visokiausiams kardiak ligom, širdies problemom ir tokiems atrikaliukam, kurie daugiausiai įtakoja širdies ritmą arba spaudimą. Kas faktas mums yra aktualiausia kaip sportininkams, kurie naudoja kažkokią farmakologiją, ar ne? Tiesiog bandyti apsaugoti širdį ir išvengti šalutinių efektų. Tai realiai, kaip ir minėjau, galbūt būtų toks kaip ir aktualiausias, kurį daugiausiai naudoja, tai sporto grupėse, ar ne, tai nepivalol, bet vėlgi, viskas su juo kaip ir būtų ok, bet naudojant didesnę dozę galbūt negu 10 mg, pradeda jungtis su beta 2 receptoriais, kas priveda prie tų visų mano išvardintų šalutinių efektų. Tai va, sumuoja tokie reikaliukai apie beta blokatorius, galbūt tokios info gan plačiai, ar ne, bet realiai paprastai, tai beta blokatoriai reikalingi tam, kad sumažėtų tavo širdies ritmas. Kai naudoji tam tikrus chemikalus, kurie kelia širdies ritmą, tavo tikslas yra apsaugoti širdį ir sumažinti širdies ritmą. Faktas, svarbu, kad ir spaudimas būtų geras, nes aukštas spaudimas ir, tarkim, turint didesnį kiekį red blood cells, didesnį kiekį cholesterolio, dideliais labai ląstelės išdaužo arterijos sienas, tada jas reikia gydyti, tvarkyti, statyti ant viršaus kažkokį naują medžiagą gydomąsias, ar ne. Ir taip, karoči, darosi šitas aterosklerozės, kuris sudarinėja arterijose apnašas ir panašius dalykus, ar ne. Tai norint to dalyko išvengti, neskaitant vien tik tai arterijų apnašų, faktas auga tavo širdis. Tai tu, naudodamas beta blokatorius, apsaugosi ir savo arterijas, ir širdį. Tai labai labai svarbus dalykas.
prisižiūrėti savo spaudimą, toks vadinamas kaip silent killeris, tai grinai yra tavo spaudimas ir faktas širdies ritmas. Tai šiam kartui, manau, būtų tiek, viskas paprastai ir aiškiai, širdies apsauga ir spaudimas faktas ir šalutiniai efektai, kuriuos išvardinau. Tai tiesiog tuos dalykus, kritinius tokius svarbiausius momentus reikia žinoti, kad galbūt plaučiuose gali jungtis ir gali tavo, tarkim, jeigu sergi astma turi tokius šalutinius efektus ar ne, šiaip iš kažkokių tais ligų, arba alergijas, kurios gali įtakoti, bet šie šalutiniai efektai, tai turėtum tiesiog pasisaugoti. Tai esminiai tokie dalykai, tiesiog pasisaugoti ir galbūt jaus tą ribą, galbūt jeigu naudoja tam tikrus androgenus, kurie kelia tam tikrą kiekį, galbūt juos lengvai sumažinti, ko mažai sportininkai nori, ar ne? Galbūt juos lengvai sumažinti ir naudoti tik tais toleruotino dozę Bivalol, tarkim, max 10 mg ir nedaugiau. Ir tokį pasigauti viduriuką, kuris nekeltų šalutinių efektų, nes iš esmės tu stengiasi sutvarkyti šalutinius efektus nuo, tarkim, steroidų, chemikalų ar ne, ir tai tave priveda prie naudojimo, tarkim, ne Bivalol, kad apsisaugotum, ar ne, bet kuris sukels dar daugiau šalutinių efektų arba papildomų šalutinius efektus kitose vietose. Tai tas optimalumas turėtų būti maksimaliai ir ten, tarkim, nepersistengti su dozėm ir nepersistengti su dozėm, kuriuos stengiasi sutvarkyti šalutinius efektus naudodamas pirmasis dozes. Tai tokie reikaliukai apie beta blokatorius. Tikiuosi, filmukas buvo įdomus. Jeigu patiko, spaudžiam like ir subscribe ir laukiam naujų filmukų. Iki.